Apie ūkininkavimą vis iš daugiau pažįstamų išgirstų jų patirtis, vis naujas iniciatyvas eiti iš miestų į kaimus, užsiimti savo veiklą, dirbti ne svetimam ūkiui, o savo ūkiui, dirbti savo žemėje, turėti kažką savo, tai kažkaip kilo mintis ūkininkauti. Apie kokią sritį ūkininkavimo aš galvoju apie 2 metus rinkausi informaciją. Kadangi turiu patirties su žirgais, bet tai įvertinus savo fizinės galimybės, pasirinkau, nulinkau į triušių sritį. 2 metus kalbėjausi, rinkausi informaciją su veterinarais, su kitais augintojais, su kitais veisėjais. Ūkininkauti pradėjau su mišrūnais triušiais. Po metų įgijus praktikos jų auginime, įkūriau savo veislyną, turime veislinius triušius milžinus. Judame į priekį ir jeigu dar kartą būtų pasirinkimas ar eiti į ūkį ar neiti, tai eičiau, net negalvojus tiek ilgai. Triušių auginimas Lietuvoje turi daug spragų. Siekiant jų kaip gyvūnų realizavimo, tai spartėja. Vis Lietuva vis daugiau pasižymi Lenkijoje, Slovakijoje, vykstame į Vokietijas, į Latvijas, bet kaip su triušienos produkcija, tai yra didelė spraga Lietuvoje. Ūkininkai patys skersti negali, paklausa būtų labai didelė, nes yra tiek iš gydytojų, tiek vaikams, tiek žmonėms turintiems su sveikatos, su virškinimo problemoms, visiems yra rekomenduojama triušiena. Lietuviškos triušienos yra gal 1% galimybė gauti, nes visa yra atvežtinė. Atvežtinė yra iš Lenkijos, yra iš pramoninių ūkių, kur kokybė mėsos tikrai nepasižymi. Lietuva galėtų tą užauginti, galėtų turėti tą produkciją, bet labai susidurime su daug biurokratijos dėl skerdimo klausimų, dėl pakavimo, dėl visų veterinarinių leidimų. Ką Lietuva tikrai galėtų, Lietuvos ūkininkai viską įgyvendinti, sumažinus jiems keliamus reikalavimus.